Sveiki, susipažinkite su nauja svetainė lietuvis.org. Atsidarome naršyklę. Naršyklėje įvesime naują adresą, internetinį adresą lietuvis.org. Gerai. Lietuvis.org. Svetainė skirta visiems lietuviams, be išimčių ar Lietuvoje, ar išeivijoje. Aišku, galbūt ir išeivijoje daugiau yra, nes čia anglų kalboje, bet kaip ir matote, čia galite pasirinkti savo tinkamą kalbą. Mūsų lietuvių yra mišrių šeimų, tai gali ir bet kuris gali naudoti savo kalbą. Jeigu trūksta jums kokios kalbos, jūs turite pranešti mūsų administracijai su pagalbos rubrikos galimybėmis. Susisiekite, užpildykite savo kontaktus ir parašykite savo klausimus čia. Praneškite mums informaciją. Ir grįžtame į pagrindinį puslapį ir bandykime pasikeisti kalbą. Dabar kraunasi ilgiau ir jisai užtrunka, kol pasikrauna ir dabar matote, čia viskas matosi lietuvių kalba. Nėra labai taisyklinga, nes yra naudojama Google vertėjų galimybėmis. Tai grįžkime dabar į anglų kalbą, nes paskui labai mums visokių tokių iškraipimų atsiranda. Todėl mes dabar naudosime anglų kalbą. Bendruomenė yra dabar čia pagrindinis puslapis. Dabar jeigu aš paspaučiu į bendruomenę ir prie mūsų viršuje matosi bendruomenė. Tai čia yra, vadinasi, mes esam bendruomenės puslapyje. Bendruomenės puslapis yra skirtas bendrauti tarpusavyje ir susikurti įvairias grupės ir dėti savo nuotraukas. Jis galima naudoti visą informaciją, kaip yra naudojama ir Facebook'e, ir dalintis tarp savo draugų, komentuoti juos ir video peržiūrėti video, tarp kitko iš tikrųjų čia negalima tiesiogiai įdėti, jos reikia dėti į YouTube arba net iš Facebook'o galima linką atkeltis, nes čia yra per maži serveriai ir mažas galimybės ir dar kol kas nėra tam poreikio, kad mums reikėtų tokių serverių ir galimybių, mums pirmiausia reikia surasti daugiau narių, kad naudotų tą svetainę ir tą svetainę mums pasitvirtintų. Antra rubrika yra skirta žmonėms rašantiems. Tai čia yra lietuvių bendruomenės dienoraštis. Užsiregistruok ir talpink savo naujienas, eilėraščius, komentarus. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus, plunksnus brolis, kaip sakyt, yra kviečiamas šioje svetainėje save publikuotis. Jeigu yra, paimkim, poetas, gali publikuotis savo eiles ir jos bus patalpintos ir žmonės galės paieškoti pagal kategorijas, jeigu, pavyzdžiui, dabar pasirinkim kategorijas. Ir šitose kategorijose yra, kol kas nėra naujų kategorijų, nes nėra iš tikrųjų naujų įrašų. Yra galima ir pasižymėti, su tos žymės atrasti, ir čia yra tie dienoraščių rašytojai, gali būti, jeigu atsiras daugiau ir juos galės kiekvienas žmogus sekti. Būtent tas rašytojus noriu pakviesti čia vien todėl, kad jie ne tik tai gali savo ir poeziją, ir savo komentarus, ir savo žurnalistinius straipsnius talpinti, bet juos gali ir pardavinėti. Ateityje mes galim pasižiūrėti, nes iš to galima gyventi iš tikrųjų ir mokėti turės vis tiek skaitytojas, ar anksčiau ar vėliau žmonės turės suprasti, kad paprasčiausiai yra ir rašytojo ar žurnalisto darbas irgi yra apmokamas. Dabar yra žmonės pripratę gauti viską nemokamai, bet aš manau, kad ateityje vis tiek žmonės turės suprasti, kad šitas darbas yra taip pat apmokamas kaip ir mūrininko, kaip vairuotojo, dar kokio nors kito. Ir kitoj laidelėje mes pasižiūrėsim, kaip čia reikės talpinti. Klaustukas. Klaustukas yra skirtas žmonėms, visiems mums, kai jiems iškyla klausimų, arba paprasčiausiai, arba ir paimkim kokį nors pavyzdį, ar šeimos kokie klausimais, vaiko auklėjimo, ar kokie nors parduotuvės paieškos, ar daktaro paieškos, ar kokio nors susidūrė su kažkokiu klausimu išduoti. Iš tikrųjų, čia mes neįsipareigojame ir administracija lietuvis.org neįsipareigoja atsakinėti tos klausimus, bet yra žmonių, kurie gali jums tų klausimų padėti. Arba jūs galite ir
paklaust kažkokio klausimo ir jeigu žmogus yra susidūręs su to klausimu, irgi gali atsakyti. Galbūt kas nors gali patvirtinti, kad tą galima daryti Facebook'e, aš sutinku su tuo, bet iš tikrųjų čia yra ir publikuojama visiems, čia nėra kažkokių draugų grupiai ir žmonės visi čia atėję gali matyti jūsų klausimą ir atsakyti jūsų klausimą į jūsų klausimą. Ir aš manau, kad tas turėtų mums pasinaudoti labai teisingai. Sekantis yra skelbimai. Skelbimai yra kategorizuoti, pagal kategorijas suskirstyti, yra parduoda, perka, pažintys, nuoma, į kurias dar įeina kitos kategorijos ir galima suskirstyti ir lengva patalpinti ir lengva susirasti tą skelbimą. Ir to skelbimo, pirmieji skelbimai čia bus publikuojami, bus labai aiškiai matomi, kas įdeda ir nereikės, jos galės redaguoti žmogus ir galės jį ištrint. Jis galės kontroliuoti šitą skelbimą, kaip jam reikalinga. Sekantis yra muzika. Muzika iš tikrųjų irgi, aš manau, kad yra labai naudinga ir reikalinga mūsų lietuviškai visuomeniai. Vien todėl, kad paprasčiausiai ir gali atsiverti nauji talentai, kurie paprasčiausiai ir gali talpinti savo dar niekur nepublikuotus ir kūrinius. Ir aišku, jis turi turėti įrašus, kažkokius failus, turi turėti savo ikoną kažkokią, savo nuotrauką, kad galėtume patalpinti ir jūs galėtumėte jį matyti ir perklausyti. Bet net vien tik tai, kad yra naujiems, bet gali ir senesnį, jau seniai pamiršti muzikantai ir kūrėjai, kurie gali savo patalpinti muzikas ir gali žmonės dar kartą pasiklausyti, atsiminti ir galbūt net jeigu reikės, jie gali ir nusipirkti ir galimybės yra tą savo muziką pardavinėti. Viskas priklauso nuo žmonių, nuo pačių žmonių ir norų. Žmogus, kuris tai nori paskelbti, turi būti atsiras norintis ir nupirkti ir palaikyti šitą muzikantą. Sekančia rubrika yra nuotraukos. Nuotraukos, aišku, jau suprantama, kad yra skirta fotografams ir aš manau, kad tų fotografų ir mėgėjų ir profesionalų yra nemažai mūsų lietuviškoje visuomenėje ir čia galima ir ne tik tai patalpinti, kad žmogus pamatytų tas nuotraukas, bet jis gali patalpinti tas nuotraukas ir pardavinėti tas nuotraukas, jeigu jisai mano, kad tas nuotraukas kažkam yra reikalingos ir kažkas gali fotografą paremti. Ir už jo darbą, fotografo darbas yra lygiai tiek pat vertingas kaip ir tie žurnalistų ir kitų. Tai čia yra galimybės mūsų lietuvių fotografams darpinti savo nuotrauką iš renginių ir iš įvairių vietų, galima ir peizažus, ir ką įmanoma daryti su fotoaparatu, čia galima patalpinti ir tas pačias nuotraukas galima pardavinėti su įvairiom sąlygom. Čia reikia dabar susitarti su administracija ir galite pažiūrėti čia nuotraukos čia ir mūsų vietinių verslininkų Čikagos apylinkėse ir parduotuvės. Kaip ir minėjau, pagalba yra reikalinga kažkokia informacija iš mūsų administracijos ar kažkokie pasiūlymai, prašom mielai užpildykite formą. Tai forma yra jūsų, jeigu jūs jau būtumėte suregistravę, apie ką mes kalbėsime kitoj laideliai ir jūs galėsite patalpinti savo klausimus, savo patarimus arba savo norus. Ir iki kitos laidelės.